Sveikučiai. Nu va, mes vėl darbo vietoje, kaip įprastai. Darbai įsibėgėja, jau liko gal grubiai 8 procentų jau padaryta, tai 2 procentų liko darbo tik tai. Tai dirbam, tvarkomės. Šiandien turim baiginėti viską, nes darysim VQA. Paskutinį video mačiau nemažai peržiūrėję žmonių, tai žiauriai gerai jaučiuosi, kad kažkas žiūri, kažkam įdomu, ką darau. Tai sakau, gal daugiau papasakosiu, ką čia tie žodžiai, tie terminai reiškia, tas pats VQA. Tai vadinasi, video kolo metu auditorius priiminėja mūsų darbą, tikrina, kaip padarom, ar padarom pagal standartus. Aišku, juos įmanoma apgauti. Esu girdėjęs, kad rumunai ir taip toliau ir kitų tautybių žmonės yra, kai kurie vieną sektorių padaro iš 3, tvarkingai padaro VQA vienam sektoriui ir paskui kažkas atsitiko telefonui, baigia filmuoti ir sako, mes jums atsiųsim video. Tai atsiunčia video, jie tiesiog color kodus, tai kaip čia izoliacija spalvota priklijuoja, nes kiekvienas sektorius, kiekvienas dalykas, tai džemperiai, paveriai, fiberiai, color kodinasi tam tikrą spalvą, tai jie tiesiog priklijuoja kitą spalvą ant tų pačių džemperių. Tarkim, alfa padaro beta, nufilmuoja, tada tos pačius nuėma color kodus, perdeda gamos sektorių color kodus ir va taip sukelia ir kartais praeina. Dėl to tokie kaip mes turim problemų. Tie, kas tingi daryti ir kažkaip bando čytinti, nukenčia mes, nes tada atsiranda problemų, nes važiuoja tada užsakovas, tai šiuo atveju į TNT darbuotojai važiuoja, lipa į bokštą ir tikrina kokybę, ar viskas pagal standartus ir viskas tvarkingai padarytų. Dabar girdėjau, kad nuo kitų metų, šiais metais jau prasidėjo kai kur nuo kitų metų, mes dabar dirbam North Carolinai, bet va Kentukis yra, tai ten jau Hebra pradėjo visiškai kitokį video kolą, tai nebe video kolas, kiek girdėjau, o nuotraukų principų ten pridavinėja saitą. Tai žodžiu, padaro darbą, daro nuotraukas, užsakovas, rangovas gaunasi, užsakovas yra TNT, rangovas yra Mastekas. Mastekas yra didelė kompanija, turi belė kiek darbo, jie samdo mažesnius tokius kaip mus. Todėl dabar prasidės taip, rangovas tikrins nuotraukas, atvažiuos į saitą, jeigu kažkas blogai, pirmas čekis, kurį mums išrašo, štuka 500, kiek girdėjau. Jeigu randa kažkokių tai netitikimų, jeigu reikės Hebrai grįžti. Tada grįžtam sutvarkom, vėl turim scheduling laiką, atvažiuoja ta Hebra, kuri prieš tai tikrino, patikrina, jeigu viskas ok, o jeigu ne, tai tada mokam vėl papildomai ir kitą kainą gaunasi 3 štukus. Ir tada vėl dainelė ta pati, vėl turim grįžti, tvarkyti, vėl mokam pinigus, jie atvažiuoja tikrina. Tai va tokiu principu čia bus. Kol kas darbuotojams tokiem kaip mums nereikės patiem iš tavęs mokėti. Kol kas kompanija tą apsiema daryti, bet tai čia laiko klausimas. Aišku, laikas parodys, kaip čia bus. Bus daug nepatenkintų, bet sistema yra sistema. Ir jeigu norim dirbti šitą darbą, turim eiti pagal sistemą. Tai va, tokie reikalai, tai viskas. Mums turėjo būti video kolas antradienį, bet paskambino bosas, sako, reikia jums pirmadienį pasistengti padaryti, nes North Carolinai situacija tokia, kad nėra antenų. Mastekas turi, rangovas turi tų antenų 600 sandėlį, bet tai TNT užsakovas nenori iš Masteko pirkti, nori patys užsakyti. Tai va, kažkaip čia taip va stringa viskas. Tai varysim, šitą pasibaigiam, kitą savaitę turėtume varyti į Kentukį dirbti, 8 valandos kelio, nufilmuosiu galbūt kažką šiek tiek iš kelionės. Tai va, turim pasimti materialą, visas medžiagas, visas antenas, viską turim pasimti antradienį. Nežinau, kaip čia spėsim, nes važiuoti 8 valandos, plus reikės čia teritoriją susitvarkyti, biškį išvažinėjom, nes labai daug lietus buvo, išvažinėjom. Tai žemę nupirkom sėklų, reikės čia tą teritoriją sutvarkyti viską. Tai žiūrėsim, kaip čia bus. Tai va, šiandien lipam į viršų, dabaiginėjom, ko nepabaigėm.
liko 20%. Tikimės viską šiandien pabaigti. Rytoj 1 valandą bus video callas ir mus tikrins, kaip čia ką padarėm. Bet turėtų viskas bus gerai, nes visą laiką viskas būna gerai, daugiau mažiau. Kažkokie būna pastebėjimai, tai tos pastebėjimus greitai sutvarkom. Tai matysim, kaip čia bus. Dar kartą ačiū visiems, kad žiūrit, ačiū, kas subscribina, žiauriai motyvuoja, jeigu komentarą kažkokį perskaitau, jeigu kažkas parašo. Kažkas yra parašę į senesnius filmukus komentarus, tai atsiprašau, kad neatrašau. Gal dėl to, kad praeiti metai buvo komplikuoti šito industrijoje. Praeitais metais stipriai sustojo darbai visoje Amerikoje. Ir praeitais metais stengiamės išgyventi, nes čia išgyvenimas Amerikoje labai brangus. Tai va tokie reikaliukai. Tai išgyvenom tos metus, bet žiauriai nebuvo motyvacijos, nebuvo kažkaip noro nieko čia filmuoti. Tiesiog buvo ieškojimai, žiūrėjimai, derinimai, skambučiai ir taip toliau dėl ateities darbų. Ir pasibaigus praeitiem metam, iš šios metus iššokom ir prasidėjo darbai. Šiek tiek dirbom ir praeitais metais, taip, bet nieko įspūdingo. Tai va dabar iššokom į šitas vėžės, tai viskas ok kol kas. Ir dabar dar vienas dalykas, tai bus atostogos mum. 2 savaitės dar darbuojamės, tai 15 dieną išvarom atostogų. Galbūt kažką nufilmuosiu, jeigu bus norinčių pažiūrėti, tai galbūt įkelsiu šiek tiek atostogų, visokių akimirkų. Bet galit pažymėti komentarą, ar norit pamatyti, ar geriau net nekurti šitą video dėl atostogų, ar tik norit darbą grinai matyti. Tai turiu savo tokį, kaip čia pasakyti, tokią liniją nubrėžęs, jeigu 60 peržiūrų yra, tai tada darau filmuką, toksai kaip ir įsipareigoju, tokia kaip ir motyvacija yra. Jeigu 60 peržiūrų yra, darau filmuką, tai mačiau dabar praeitą video peržiūrėjo tikrai 60, tai jau reikės sukti. Tai va tokie reikaliukai. Kol kas tiek. Važiuojam, žiūrėsim kaip sekasi toliau. I like the way you kiss me. I like the way you I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. You bite my lip just for the taste. You're on your knees, I'm on the case. You take the heat and with such grace. You say we don't, but here you stay. You said you're scared I'll let you down. Well, stick around and you'll find out. Toliau dirbam ant watertanko. Chebrytė taip dropą daro. Viską matuoja. Viską fotkina. Viską keliam į folderius. Rodysim auditoriui, kad viskas yra kaip turi būti pagal dokumentus. Aš suportinu čia viską, kad viskas eitų tiesiai, kad viskas būtų kaip priklauso. Vakar susijungiau reikepus. Viską susidėjau, fiberų susikišau, čia įsivalysiu šiukšlės dar rytoj ir bus liuks viskas. Uždėjom labelį, kaip priklauso. Žygis padarė azimutą levelį, dabar daro taip dropą. Matas viską sugroundino. Viskas atrodo neblogai. Šiandien hebros daug ant viršaus. Visi dirbam, nes jau į pabaigą viskas. Turim dar rytojų. Ir viskas, ir vykiai darysim. Matas ten sėdi. Viską groundina. Viską tvarkom. Man liko dar čia viską susuportint. Pusę kažkur. Ir tada visą dar gamą. Rokas dar mokinasi, aiškinasi. Rokas žygį suportina.
Tai va, viskas neblogai, oras geras, labai karšta, akiniai sulūžo vėl, atsibojęs tais akiniais, nieko jie nelaiko. Čia matom yra paipas existingo ir visos surūdysios. Mes jas pernaudojam, tai dabar reikia nušveisti rūdis ir perdažyti. Tai dabar taip ir padarysim. Turim specialius dažus, gruntas su dažais ir dabar nudažysim viską. Nu va, nusidažėm savo paipą. Viskas liuks. Matas deda groundus baiginėje. Jisai čia pabaigs, eisiu aš tada. Viską daro teisingai, viską daro pagal standartus. Nes kitaip ir negalim šitam darbę. Nu ką, viskas kaip ryte mes čia baigiam viršui. Viską pasidarėm 100%. Liko vikiai. Rytoj bandysim priduoti visą savo darbą. Pasižiūrėsim, kaip čia mus įvertins. Kaip visą laiką randa kažką, kokius 2, 3, 4, 5 nedidelius pataisymus, patvarkom ir dažniausiai prasisukam tą pačią dieną. Bet rytoj bus nuo 1 valandos, nuo pietų bus video callas, tai neaišku, ar spėsim. Gal spėsim, šiaip neturėtų būti kažkokių didelių niuansų. Viską pasidarėm, viską susisuportinom, viską susigroundinom, žodžiu, viską padarėm, kaip jie reikalauja. Ir tiek žinių, viską susitvarkėm, visi 3 sektoriai complete. Pažiūrėsim. Kaip ir viskas atrodo neblogai. Yra biški equipmento, reikės ir to viską nusileisti. Viską susitvarkyti, pabaigti. Iki pietų laiko turėsim. Atvarysim nuo ryto, nors tik tai 1 valandą. Mums šiandien video callas. Bet visą laiką geriau būti biški anksčiau, jeigu kažkas nutiktų, ar automobilis, ar dar kažkas, žodžiu. Šiandieną tenai belė kokio dydžio mėgsų turgus. Gaila, kad drono nepasiėmiau, būčiau nuskridęs pasižiūrėjęs, kas ten vyksta gero. Bet droną pačio palikau. Tai va, tiek reikalų, oras 31 pliuso, laiko dabar yra tiek. Varysim namo. Tiek reikalų, gal rytoj nufilmuosiu, kaip darysiu video callą, kaip viską jam rodysiu čia ir pasižiūrėsim, kaip čia mums seksis. Tai va, šiandien tiek. Nu ką, hebra, šiandien vėl kartuojas ta užburta dainelė, vėl lietus lyja, šiandien turėjom pasidaryti video callą, tą veikiai. Lietus vėl užlyjo, dabar yra 3:30, lietus lyja, dabar biškai apstoja. Tai tokie reikaliukai, vienu žodžiu, buvom pasiruošę, dar atkėlėm valandą, gal sakom lietus praeis, bet niekas čia nepraeina. Tai važiuojam dabar į storadžių, išsivežam materialą, kurio mums dar liko, susidėsim, susikrausim. Tokie reikalai, nuotaikos kiam procentų nedaugiau, nieko gero iš tikrųjų. Galvom, kad šiandien pasidarysim, bet va, ir neaišku, rytoj užskedžiulinsim, ar gausim laiką, nes turbūt laikai užimti, kažką girdėjau, kad sakė, tai gal ir nebus.
nebus vietų video kolui, tai žiūrėsim kaip čia bus, matysim. Atvarėme vieną mėgstamiausių mano vietų, metalo laužynas. Priduosim metalą, gausim šiek tiek pinigų ant mėsainių, ant kavos. Tokie bravarė. Aš pakeisiu dar. Gerai. Sugalvojom visi arčiausią skaičių, kurį gausim už metalą pridavę. Tai mano šį kartą 3,2 žygį, 3,8 Ilona. 800. Ai, o kas laimi, tai tam perkam energetinės kartelės. Ai, paprastai. Tai dar niekada nieko nepirkom, bet labai arti būdavom kai kurie. Tai dar Rokas matų, žiūrėsim kiek pasiekis, tada žiūrėsim kiek gausim. Tai nes jūs jau čekį užmatėt. O kokia kaina už metalą gauta? Ta, pala. Ai, čia. Tai jau viskas, tai jau. Filmuoju jau. Tai prašovė. Tai kiek dar viskas? 3,2. Ai, negavom nei jiems. Ilona arčiausiai buvo 6. Neblogai. 6,73. 6,73. Bet jau negausi. Amerikai labai populiaru yra ledų mašinėlės. Tai čia tokia ne visai, kaip aš tikėjausi atvykęs į Ameriką, bet yra kaip yra. Baigėsi. Musikėlė baigėsi, nieks nenupirko nieko, išvažiuoja. Apgyvendinam Roką viešbutį. Gerai, viskas, seniai, tu ilsėkis, tu ruoškis, tu nėra ruoškis. Ruoškis prie vieno lovo ir viskas. Iškeliavo Rokas į tą komandą. Apgyvendinam į viešbutį. Pasie atvažiuos tos komandos lyderis, pasiims jį. Taip gaunasi, kad reikėjo palikti šitą miestą jį, o mes išvarom į kitą miestą už valandos. Tai nesigauna čia tas važinėjimas visiems. Tai mums patogiau yra jį čia palikti jį rytoj. Šiandien vakarė atvažiuos jį pasiims ir čia permegos jie visi. Ir išvaro jie į savo darbus, o mes į savo. Tai va taip. Po sunkios dienos darbų visą laiką atvarom pavalgyti kažkur, visą laiką atvarom į kitokią vietą. Tai ir šį kartą atvarėm į meksikiečius, dažniausiai varom į meksikiečius valgyti. Nes čia maistas neblogas ir kaina visai gera.
gaunasi neblogai, viskas be pančių, alfa sektorių pridaviau, viskas liuks, beta sektorių pridaviau, viskas liuks, prisiklyso tik tais prie DC9, va čia reikėjo nušveisti, viską čia reikėjo nušveisti, pašveičiau, dabar parodysim, betoj žygis pašveitė, ten iš karto praėjo, kad nėra dažų sąlyčio su breketu, kad metalas su metalu liečiasi. Tai viskas liuks. Dabar eisiu į gamą, dabar breiką padarė, tas nuėjo į tualetą turbūt, vėsėsininkas. Tai dabar eisiu į gamą, parodysiu. Žiauriai didelis lietus tenai. Taip gerai pila, bet ant mūsų neužėjo, tai ačiū Dievui. Tai turėtų viskas būti liuks. Dar kokių 5 minučių, šitas žiauriai geras, greitai dirba. Dar kokių 5 minučių ir turėčiau pabaigti. Ir tada dirbsim su aliarmais, nes su džemperiais kažkokias problemas. Signalo tvarkingo nepraleidžia džemperiai ir kažkokie gedimai yra. Tai turbūt, kad keisim džemperius, matysim, kaip čia bus. Labai keistas dalykas, labai bitės traukia šitą radiaciją, kažkodėl visą laiką pilna bičių būna pas mus. Bet jos nepuola. Tai dirbo 3 metai, dar ne viena nėra įgėlus. Labai keista. Kaip jom ta radiacija patinka. Užsivėlinom saitę dabar. Matas baigė veikėjai daryti apačioj. Baigėm. Pas mus viršui pančių nei vieno nebuvo. Viskas good. Vienas pančius buvo, tai reikėjo biškį dažus tenai kaip čia pagremšti. Ir kad metalą liestų breketas spaipa. Ir viskas, o tokie pančiai buvo, tai labai liuks. Viskas, laukiam, tvarkysimės, leisimės. Viskas, kebra, baigiam darbus čia. Išsivalėm visą bokštą, viską nusimetėm, viską nusileidom žemėn. Tuščias bokštas, tuščias vandens bokštas. Viskas liuks, viską padarėm, biškį užsitempė, aišku, viskas laikė, nes norėjom gal porą dienų greičiau padaryti, bet yra kaip yra. Vakar prieš 8 baigiam, šiandien baigiam dabar tik tai. Vargom su 2300 radija. Su džemperiais kažkas buvo blogai betoj, tada gamoje kita radija buvo 2100, su fiberiais kažkas blogai. Bet pakeitėm FS piškės ir viskas pasitvarkė. Bet reikėjo laukti, tai realiai 8:30 kažkur užšokau į viršų. Ir va tik tais dabar baigiam. Gavom atsakymus, kad viskas liuks. Pakuojamės, tvarkomės ir minam į Kentukį. 10 valandų kelio. O je. Susitvarkėm provėžą savo, kur buvom padarę. Užsijėm žolę. Dabar atrodo geriau. Baigėsi. Abudu. Sustojom į restorėją, kurių yra nemažai Amerikoje. Ir į tualetą atsigert ar užkast ir panašiai. Tai va viena iš tokių vietų. Atrodo neblogai. Toksai kalnų namelio tematika tokia. Žiauriai gerai atrodo iš tikrųjų. Taip atrodo iš lauko. Gėrimų namelis.
mūsų aparatūra. Esam pakeliui link Tenesį. Tenesį mėgosim. Esam vienoje iš didžiausių Amerikos degalinių, tai Buc-ee's. Geri mėsainiai. Mėsainiai žiauriai geri. Aišku, ir kaina yra, bet čia kaip mažas prekybos centras. Man šiandien visai nemažas. Šiek tiek parodysi. O tokie žmonės didumo. Yra čia visko nemažai. Einam parodysiu tos mėsainius, apie kurios kalbu. XL dydžio. O kaina tokia, bet žiauriai geri. Tokie hebrytė daro Teksaso imitacija tokia. Nu žodžiu, ko tik čia nėra. Nusipirkom 2 sumuštinius, 2 mėsainius ir atsigerti 23 baksų. Buc-ee's. Labas rytas, atvarėm sandėlį, visi medžiagų. Čia dar nieko nėra, atrodo. Sandėlis didelis. Kažkas biški juda. Žiūrėsim, gal greit gausim viską. Ir dar 5 minučių važiuoti. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. Go stress you out. Can I help you out? Does it turn you on?